Džiaugiuosi galėdama Jums pristatyti dar vieną Juliaus laimėtą bylą. Trumpai Jums pristatysiu, su kokia teisinė problema šįkart susidūrė Juliaus klientas. Klientas sumokėjo avansą rangovui pagal rango sutartį, kuria rangovas įsipareigojo per 3 mėnesius pagaminti virtuvės baldus pagal kliento individualų užsakymą. Vis dėlto rangovas sutartų darbų laiku neatliko ir vengė bendrauti su užsakovu dėl avanso grąžinimo klientui. Sprendimas. Parengtas ir teismui pateiktas pareiškimas dėl teismo įsakymo, kuriuo įpareigojamas rangovas grąžinti gautą avansą užsakovui. Rezultatas. Teismas priėmė teismo įsakymą, kuriuo įpareigojo rangovą grąžinti klientui iš jo gautą avansą ir priteisė iš rangovo 5 procentų metinės palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Jei kyla klausimų dėl avanso grąžinimo, su Juliumi galite susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.